Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite: už mėsinius galvijus europinės išmokos. Vairuotojams primenama, metas keisti automobilio apavą ir mažinti greitį. Kino centre Garsas – tarptautinis festivalis. Į kūrybinius užsiėmimus kviečia rajono biblioteka. Šalyje skatinant mėsinių galvijų ir mėsinių avių auginimą patvirtinta mėsinės galvijininkystės plėtros programa. Spalio 10-ąją Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras patvirtino ir tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus bei mėsinės avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklės. Pretenduojantis gauti europinę paramą, privalo atitikti šiuos reikalavimus. Turi būti užsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre 2011 metais spalio 1 dienai ir taip pat deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Taip pat turi būti išlaikę mėsinės avis suženklintas nuo rugpjūčio 1 dienos iki spalio 1 dienos ir ne jaunesnius kaip 12 mėnesių amžiaus rugpjūčio 1 dienai mėsinius galvijus. Panevėžio rajono žemės ūkio skyriaus duomenimis iš viso rajone yra 141 mėsinių galvijų ir mėsinių avių laikytojas, auginantis 689 galvijus ir 492 avis. Visus mėsinių galvijų ir mėsinių avių laikytojus kviečiame atvykti iki šių metų lapkričio 15 dienos į rajono savivaldybę arba seniūnijas pagal savo teritoriją, užpildyti prašymus, kad gautumėte tiesioginės išmokas už gyvulius. Išmokos bus pradėtos mokėti nuo šių metų gruodžio 1 dienos ir bus pabaigtos mokėti 2012 metais balandžio 30 dieną. Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus ir mėsinės avis žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės Violetos Naulickienės teigimu iki šiol nebuvo mokamos. Todėl ūkininkai raginami šią paramą pasinaudoti. Orientacinis išmokos dydis už mėsinį galviją nuo 217 iki 278 litų, už mėsinę avį nuo 42 iki 75 litų. Nuo lapkričio 1 dienos keičiasi keliuose leistinas važiavimo greitis, galiosiantis iki kovo 31-osios. Automagistralėse lengviesiems automobiliams leidžiama važiuoti nedidesniu kaip 110, greitkeliuose 100 km/h greičiu. Taip pat transporto priemonių vairuotojams dar vienas svarbus dalykas yra, kad labai svarbu pasikeisti padangas ir neeksploatuoti automobilių su vasarinėmis padangomis, kurios negali būti naudojamos nuo lapkričio 10 dienos. Vėlgi už tai yra numatyta atsakomybė ir galbūt ne kiek svarbu atsakomybė, kiek svarbu jūsų pačių saugumas. Tai yra, kadangi važiuojant vasarinėmis padangomis stipriai pailgėja stabdymo kelias, automobilio valdomumas irgi būna prastas, todėl šis reikalavimas galbūt ne kiek dėl kelių policijos, dėl jūsų pačių saugumo yra taikomas. Kelių eismo taisyklių pažeidėjus pareigūnai žada ne tik įspėti, bet ir bausti. Šaltuoju metų periodu važiuojantis su vasarinėmis padangomis bus baudžiami nuo 20 iki 40 litų bauda. Numatyti ir kiti nepaklusniųjų drausminimo būdai. Ir kiekvienais metais prasidėjus šiam sezonui bus daromos ir vykdomos priemonės, kada bus tikrinama automobilių techninis stovis, pagrindė atkreipiant dėmesį, kas aktualu tokio tamsiuoju metu rudens, tai automobilių šviesų sureguliavimas, padangų kokybė ar protektoriaus gylis. Šie reikalavimai bus tikrinami kelyje ir bus atkreipiamas dėmesys, kad būtų teisingai sureguliuoti žibintai, kad veiktų valytuvai, apipurškimo sistemos. Tai su techninio apžiūrų centru gali būti, kad vykdoma ir tokia priemonė. Itin atsargus pareigūnų teigimu, tamsiuoju paros metu turi būti pėstieji ir dviratininkai. Einantieji neapšviestų kelkraščių arba važiuojamosios kelies kraštu privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba prie drabužių prisisegti atšvaitą. Važiuojant dviračiu, jo priekyje turi degti baltos, o gale raudonos spalvos žibintas. Vertinantiems nekomercinį kiną šventė.
Visą savaitę mieste vieši 7. tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis, jaunam žiūrovui pristatantis naujausius pastarųjų metų danų, suomių, vokiečių kino darbus. Labai džiaugiamės, kad kino centro garso žiūrovams galime ir pristatome vaikų ir jaunimo tarptautinį Vilniaus festivalį, kurio tikslas yra sukviesti būtent jauną žiūrovą nuo vaikų iki paauglių į kino centrą ir pasižiūrėti tikrai gerus, nekomercinius, europinius filmus, būtent apie vaikų arba jaunimo pasaulį ir pasaulėžiūrą. Festivalio rengėjai pasirūpino parengti tokį repertuarą, kad į kiną norėtų ateiti ir tie, kuriems vos 5, ir tie, kurie patvirtintų, jog jiems jau 14. Visgi mes esame įsitikinę, kad kinas ir kino industrija daro didžiulį poveikį tiek vaikui, tiek paaugliui, skatindami, provokuodami ar kitaip priversdami ir jį susimastyti. Labai dažnai būtent nekomercinis kinas tiek vaikus, tiek paauglius veda link edukacijos, link tam tikrų pamokymų. Tad būtent su šita programa iš tiesų mes ir siekiame, kad Panevėžio miesto jauni žmonės turėtų galimybę ateiti ir į savo gyvenimą, ir į savo tam tikras egzistuojančias problemas pasižiūrėti iš šono, ekrane ir galbūt netgi atrasti naujus džiaugsmus, naujus problemų sprendimus arba tiesiog netgi pasižiūrėti savo gyvenimą iš šalies. Filmus užsisakyti siūloma iš anksto, pageidaujamu laiku. Grupėms taikomos nuolaidos, o ekrane pasakojamas istorijas apie draugystę, jaudinančius siekius, mistiškus nutikimus verta pamatyti. Lapkričio 2–5 dienomis Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka kaip tik tuo metu atostogausiančius mokyklinio amžiaus vaikus kviečia į kūrybinius užsiėmimus. Mes siūlysim kūrybinius užsiėmimus, tai dirbti ir gaminti mozaikas, taip ir vadinasi mūsų stovyklėlė, rudens mozaika. Ir aktyvių žaidimų, tikimės, kad oro sąlygos leis, planuojam ir keletą veiklų lauke ir stalo žaidimus. Ir kaip naudotis kompiuteriniam programom kūrybingai ir prasmingai leidžiant laiką, tai bus tokie įvairūs užsiėmimai visas tas atostogų, visas dienomis ir tikimės ir laukiame visų, kuriem atostogo metu neturi ką veikti arba tiesiog laiką leidžia namuose. Idėja – išgelbėti nuobodžiaujančią moksleiviją nuo nuolatinio sėdėjimo prie kompiuterio, anot dienos stovyklos rengėjų, kilo įvertinus jaunųjų bibliotekos lankytojų norus. Pratę prie tradicinių renginių, pamėgę susitikimus su savanoriais, žino, čia prasmingai praleis laiką, tačiau prie senbuvių prisijungti kviečiami ir naujokai. Kviečiam iš anksto registruotis, todėl kad stovyklėlė yra nemokama. Aišku, mes maitinimo jokio nesiūlom, tik tai arbatos pertraukėlė. Ir turim, tai planuojam, kad priimti iki 20 vaikų. Todėl, kad ir patalpos, ir užsiėmimam, ir darbuotojų, kiek mes turim su vaikais dirbti. Tai labai visus kviečiam registruotis iš anksto. Šiai dienai jau turim užsiregistravusių 7 vaikai. Tai vat, šią savaitę jau laukiam visų, kurie nori iš anksto registruotis. Aišku, ateisiu, nemanau, kad išvysim, bet be abejo, kad priimsim ir surasim vietą, bet būtų gerai, kad užsiregistruotų iš anksto, kad ir amžių tada žinom ir žinom skaičių vaikų. Rudens mozaika vyks Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, įsikūrusioje Beržų gatvės 50 numeriu pažymėtame pastate. Ateik ir draugą atsivesk, ragina spalvingas stovyklėlės plakatas.